Tai dabar matome, puiku, ačiū. Aš tikiuosi, kad visi mato dabar besišypsojantį veidą. Čia Taip, mūsų ambasadorė Sigutė Maslauskaitė Mažylienė iš Romos su mumis, reiškia, bendrauja. Tai mums tikrai nuostabi galimybė kalbėti su žmogum, su kuriuom turbūt nesusitiksim kitų atveju ir mums yra išskirtina proga bendrauti, dalintis mintimis. Iš tikrųjų labai mažai suprantam net, ką pareigos apima, kokie rūpesčiai ambasadorės atstovaujant Lietuvą Vatikane, labai nuostabu. Labai labai dėkojame ambasadorė, kad sutikote su mumis šį rytą pasidalinti savo mintimis. Mes skiriame šiais metais 27 dieną kažką žiupsnelį vis giliau pažinti mūsų palaimintą Jurgį Matulaitį. Čia mūsų pažinimo projektas pažinti jį šiais metais prieš švenčiant jo 100-mečio jubiliejų. Tai kviečiame mūsų mielą ambasadorę Sigitą dalinti savo mintimis. Ačiū visiems prisijungusiam. Ačiū. labai labai ačiū sesijai Ignei ir visoms seselėms, ypatingai štai taip ir vadinu jūs Jurgio Matulaičio seselėmis, kurios jau, man atrodo, jau tiesiog gal metus galėtume skaičiuoti, kaip aktyviai, kaip jūs nuoširdžiai ruošiatės palaiminto Jurgio Matulaičio 100 metų jubiliejui, gimimo dangui 100 metų jubiliejus bus švenčiamas kitąmet, 2027 metais. Ir esu tikrai labai dėkinga, jaudinausi ir su sesele Igne susirašinėjau, sakydama, kad jeigu susirinkę, čia susijungia virtualiai žmonės, galbūt tikisi kažkokių išgirs negirdėtų ar girdėtų svarbių tokio garsaus, švento, labai Lietuvai ir bažnyčiai nusipelniusio žmogaus ar biografijos faktų, ar veiklos, kaip ganytojo, būtent kaip štai tokio pamato klojėjo Lietuvos ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių, juk tais 27 metais ir konkordatas pasirašytas. Tai jaudinausi ir bandžiau atsikalbinėti, sakyti, kad čia turbūt reiktų kalbinti to laikmečio istorikus, tokius kaip Arūnas Streikus, Paulius Subačius, istorikė Laukaitytė, gal dar ir jaunųjų yra dabar atsiradusių kokių, kad aš esu tokia daugiau, kaip sakytume, ne to laikotarpio žinovė, bet seselė Ignė mane labai gražiai nuramino ir aš tiesiog galvoju, mums visoms čia bus graži labai citata, nes tokį gavau jos laiškelį, citata iš laiško Korintiečiams, pirmojo laiško: aš pasodinau, Apolas palaistė, bet Dievas užaugino. Palaimintis ramiai ir kukliai, nežiūrint visų kliūčių, atliko uždavinį būdamas vizitatorius. Darė, kas jam buvo pavesta, trokšdamas grįžti Romon, atsidėti vienuolijai. Jis prisiima pareigas, o pareigų vaisius, kurių nematė, atsiliepė Lietuvos valstybei. Su laiku sužydėjo. Ištikimas bažnyčiai, priėmė popiežiaus uždėtas pareigas, pasišventė bažnyčios reikalams pagal duotą Marijonų šūkį – Dievui ir bažnyčiai. Savo paties asmeninius troškimus padėjęs į antrą planą. Tai va, tai čia citata seselės Ignės ir užduotis šiai trumpai, tokiai nepaskaitai, o greičiau tikrai mano liudijimui, kad, būtent koks tas Matulaitis mano, kaip aš jį sutikau ir kurio tada kiti klausytojai nepažįsta, kaip man jis atrodo. Tai kalbėti tiesiog apie savo patirtį čia, būnant diplomate, ambasadorė prie Šventojo Sosto. Tai vėlgi turiu iškart su tam tikromis išlygomis pasakyti, kad esu iš kultūros, iš meno, dailės istorijos pasaulio ir tapimas Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto iš tikrųjų yra toks iššūkis, kuris priimu jį tikrai kaip dovaną, kaip tokią malonę, kadangi dabar jau prasideda 4 metai, kaip aš čia dirbu,
ir baigsis mano tarnystė Lietuvos valstybėje šventajame soste kaip tik jubiliejiniais palaimintojo Jurgio Matulaičio metais, tai išties galiu pasakyti, kad dažnai prisimenu savo darbe palaimintąjį Jurgį Matulaitį, kaip ir kitus Lietuvos šventuosius. Jo tas toks tylumas, diskretiškumas, gebėjimas ištverti tose situacijose, kaip pamenam jo tą skambų posakį, kad jeigu Vilnius buvo skaistykla, kaip sunku ten buvo tarnauti, kaip nacionalistiškai susiskaldžiusiame Vilniuje, tai Kaunas yra tiesiog dar blogiau, ir dėl to, kad vėlgi tie nacionalizmai ir disidizmai 20 amžiaus pradžioje jau taip jovė tuometinę Lietuvos visuomenę, tai kai kartais norisi šiandien grąžyti rankas ir sakyti, ojojoj, čia poliarizacija, čia mes iš tikrųjų esame tokie, tikrai tas toks skirtis gilėja, vis mažiau tokios, kaip sakytume, kaitos, dialogo ir tų pastangų kažkaip išgirsti, kitaip mąstantį, pasistengti, nesusierzinti, pasistengti ištverti visokius, kad ir neteisingai galbūt, pavyzdžiui, bažnyčios pusėn kažkokius metamus ar kaltinimus ar žmonių susikaupusias nuoskaudas. Tai tada tikrai yra palaimintojo Jurgio Matulaičio pavyzdys, jo gyvenimas, kurį man labai padeda, aš tokia gal esu, kaip pasakyti, tokia empirikė. Tai reiškia, kad man reikia būtinai kažkur pabūt, paliest, pamatyti, kad dar kažkaip giliau arba kažką asmeniško man tiesiog paliestų, nedeklaratyviai. Tai iš tikrųjų, pirmiausia, tai palaimintąjį Jurgį Matulaitį pažinau draugaudama su kunigu Vaclovu Aliuliu. Būt visi pamenat įmonį tėvą Vaclovą, ypač jis garsus filologų pasaulyje, redaktorius, žymus straipsnių rašytojas. Bet iš tiesų Marijonas kunigas, kuris buvo mano mamos ir kitų tos kartos, žodžiu, katechetų mokytojas. Kunigas Vaclovas Aliulis 89–90 metais, taip sutirštant, tai maždaug be detalių pasakojimų, įkūrė tokią, vadinkim, pogrindinę, taip juokais sakant, katechetų mokyklą, kad žmonės, kurie sovietmečiu, pavyzdžiui, mano mama dėl tremties negalėjo stoti, studijuoti, būti tuo, ko nori, nes buvo grįžus iš Sibiro, taigi buvo persona non grata sovietinė visuomenė ir galėjo tęsti tai mokytis tik tai inžinerijos mokslų pasaulyje, kas buvo režimui, taip sakant, toks neutralis sritis. Tai štai, bet vis tiek tas troškimas, kad ir štai būnant jau jai beveik 60 metai, kai atėjo Lietuvos nepriklausomybė, įžengti į tą pasaulį, kuris jai toks svarbus, tai čia buvo ta, vadinkim, sritis, kur jį buvo ne viena tokia, bet atėjo Vaclovo Aliulio pogrindinė, vadinkim, dar tokia juokais, kad paskui jau susiformavo visas katechetikos ir centrai ir pedagoginės studijos ir taip toliau, tai tokia buvo grupelės prasidėjusi. Tai ir tose, o kadangi mama mano nemokėjo vairuoti, o aš vairuodavau, jau vairavau nuo jaunystės, nuo mažų, kaip sakyti, atsimenu, dar irgi buvau pirma moteris vairavimo kursuose, visi kiti buvo vyrai čia 90-ieji metai. Tai aš su tėvu Vaclovu Aliuliu būdavo kažkokios, tokios pavežti, su tėveliais važiuojam, ar aš vairuoju ir kalbėdavome. Ir jis būdavo pasakoja apie Jurgį Matulaitį, kuris man tada pirmakursiai studentai tikrai buvau kažką vienos girdėjus, bet visai nepažinau, bet kai man žmogui, kad taip sakyti, daug datų, daug svarbos, daug gyvenimo nuopelnų, jis kažkaip neužskubino, tikrai mitą informaciją, ją kaupi, neatmeti, bet ji tarsi kažkaip kaip vanduo, taip nubėga. Bet jis labai gerai tokį jo palyginimą, visi aišku, jis buvo našlaitis. Tas jo toks, būtent, man atrodo, mes tada važiavome gražiąją Suvalkiją, dargi ir lankėme dabar tokias sesijų palaimintojo Jurgio vietas, jo gimtinę, tas tokia vieta, kur nebėra sodybos, kur dabar stovi koplyčia. Ir tas suprasti, kad jis yra našlaitis.
kad jo brolis, tas pas kurį jisai, kaip ir tikras brolis ir jis mažas, pas jį auga, priglaustas, nėra labai broliškas. Bet tas rusnų toks sunkus, sakykim, gal čia galima pateisinti ūkininko gyvenimas, rusti kasdienybė, bet jis neturi tokių šiltų jausmų. Tai, kad Jurgis gerai ir liūdnima jo klasiokų, kad jisai viena ten šalės toliausiai daug kilometrų eina į mokyklą, ten draugo troboj pasišildo, mama jo ten prie krosnės pasodinus draugo mama, jie kaip pripina tos šlapius rūbus. Bet tie vaizdiniai, o kaip sakau, ta empirika, ta tokia patirtis, būnant tame peizaže, matant tos skirtingus, dabar šiandieniniai Lietuvoje, jau nebesovietinius, tos ūkininkų laukus, vis tiek gali kažkaip tai suprasti, bet štai žmogus yra, gali būti, tikrai vienišas, labai nelaimingas, našlaitis. Ir turbūt, tai Dievo vasarą galvoti žodį, kad matyt dėl to, galbūt dėl savo vaikystės patirties, jisai vėliau ir žengė tos tokius svarbius istorinius žingsnius, kur dabar skaitome enciklopedijose. Pirmą kartą. Tai pirmą kartą jis pradeda remtis popiežiaus Leono XIII encikliką, kurią reikia atkreipti dėmesį į darbininkus, į tą, sakykime, tokį socialinį sluoksnį, kuris tarsi bažnyčios požiūrį buvo kažkokie kairieji, buvo, vadinkim, tas toks jis buvo pravardžiuojamas ir ten šmeižiamas, kaip kažkoks komunistuojantis, kai kurių ten piktavalių. Žodžiu, dėl to, kad jis tiesiog matė, pats patyrė, ne tai, kad matė iš kokio tai vyskupo sosto, bet tą savo tokią labai sunkią vaikystę, kur matyti tikrai suprasti, visiškai atjausti. Man jis šiuo metu tuo net yra panašus ir Joną Paulių II, kuris taip pat buvo našlaitis. Ir taip pat daugelis biografų sako, kad tas jautrumas visų luomų, visų lygių žmonėms yra tikrai greičiausiai iš tų skaudulių, kurie vaikystėje nevyksta, bet šiuo atveju nesurambėjo širdis šių didžiųjų vyrų, nesukietėjo, netapo kokia nors kerštinga, bet būtent tapo ta kūniška širdimi, kuri paskui vedė juos, palaimintą Jurgį Matulaitį ir Joną Paulių II, į tą tokį jau tos didžius darbus, paliktus istoriją, pėdsakus, kurių nepamiršit, kurie yra labai bendražmogiški ir svarbus ne tik lietuviams, lenkams ir panašiai. Tai va tas pirmas tas našlaitis, tas vaizdinys iš tų kelionių su tėvo Vaclovo Aliuliu ir jo pasakojimu apie tuometinę, kaip jis pats kažkiek atsimena, ar savo tėvų, tą tokią, sakykime, tarpukario kasdienybę, gyventi našlaičiui, brolio, ūkininko šeimoje, kur yra darbas, ir dar pradeda taip matyti dėl to gyvenimo sąlygų, ar tiesiog, žodžiu, tas sunki, labai sunki kaulų liga, kaulų džiova. Taigi, tada antras momentas apie palaimintą Jurgį, bet ir būtų liga, kurią jis nešiojosi. Ką reiškia kaulų džiova? Pats dabar jau skamba baisiai, tas pasakymas ir tikrai yra, ir šiandien būtų labai sudėtingas ir skausmingas gydymas, bet įsivaizduokime tuo laiku ir vėlgi aš čia save prisimenu, vėl ta tokia patirtis empirinė, ne knygą skaitau galvodama, mąstydama apie šitą jo kančią, bet esu pribūrę ir Pribūras yra Šveicarijos, žinot, katalikiškas, labai garsus miestas ir su garsiu universitetu, kuriame daug lietuvių, pro kurį daug praėjo, kuriame irgi tas universitetas ne paskutinių smulkų brėžė, taip pat ir Lietuvos nepriklausomybės 1918 metų aušroje, buvo daug tikrai ir intelektualai, ir dar žemiausias Vincas Mykolaitis Putinas, bet aišku ir kiti, kurie studijavo, pravažiavo, įkvėpė tų studijų mokslo, gaivaus vėjo. O palaimintas Jurgis Matulaitis, dabar, kad nesutrikdyčiau jūsų plačiai, bet žodžiu, jisai, mano prisiminimas toks, aš stoviu prie to namo, kur jisai gyveno, tas namas Pribūras yra ant kalno.
toks labai gražus šveicariškas, kalnuotas, tiesiog, kaip sakoma, paveiksliukinė tokia atvirukė Šveicarija. Tačiau Jurgio Matulaičio namas ir bažnytėlė, kuriais tarnavo, buvo vikaras, galbininkas klebono. Ten tos keletą metų yra pačioje pakalnėje. Ta pakalnė yra labai šešėliuota, labai tokia tamsoka ir teka toje, aišku, pakalnė, tai ne lietuviška pakalnė, tiesiog kalno papėdė, tai visi ta geografija yra kitokia, netokia švelni. Teka kalnų upė, srauni kalnų upė. Ir kai stovi prie tos klebonijos, kur palaimintas jis gyveno, prie bažnytėlė čia šalia, kur jisai tarnavo, ir nors tai buvo vasara, bet tas tokiam šešėlis ir ta tokia, tokia kaulus gelianti gaiva, nes kalnų upės labai labai šaltas. Ir tada prisimenu, kad aš skaičiau jo dienoraštyje, jog ten jis labai kentėjo, nes būtent liga, kaulų džiova, ta kančia, tas skausmas būtent pribūrė dėl tų gyvenimo sąlygų, užaštrėjo. Buvo labai labai sudėtinga jam ten gyventi, bet kita vertus, kadangi ta liga tenai užaštrėjo ir buvo tokia krizė, Šveicarijos daktarai jam padėjo, ta prasme, kaip tai būna, nėra to blogo, kas neišeitų gerai, jis pateko į ligoninę ir buvo atliktos tam tikros procedūros. Bet ta tokia būsena, kur irgi gali pagalvoti, atrodo Šveicarija, tai tiesiog kažkoks saldus žodis, ne, raštas, kuris asocijuojasi, gal taip klišės tokiu būdu, bet asocijuojasi su tuo, kad kažkas yra tokio klestinčio, tokio teisingo, tokio teigiamo. Ir štai mūsų palaimintasis Jurgis kenčia ypatingai tiesiog dėl to paprasčiausio būdo, kad nešildomoje, aišku, klebonijoje, bet vis dėlto prie pat to amžinai šešėlyje, prie tos sraunios šaltos upės naktimis kenčia labai nuo savo ligos. Toliau, ir man tada tie tokie momentai ir tas žinojimas, tą didžiavyrį, kuris yra toks be galo svarbus ir jo darbai, jis tarsi, mano patirtyje, jis tarsi nulipa nuo pjedestalo, nes taip, tose tekstuose, tose straipsniuose, kur aprašomi jo darbai, jo kova, jo pastangos įvesti Lietuvą, katalikų bažnyčią, tiesiog į Europos šalių tarpą, nepaisant visų smulkmeniškų nacionalizmų, nepaisant žiauraus susiskaldimo, nepaisant neapykantos tokios tamsios tarp lenkų, lietuvių, kuri tvyravo to meto mūsų krašte, vis tiek, ir žodžiu, tas toks didžiavyriškumas, jisai taip, jis yra, tik tai tokie labai stiprūs žmonės galėdavo vesti ir toliau tą žengti po tokiu teisingu tikslu, bet vis tiek jis tarsi nulipa nuo to pjedestalo ir atsisėda šalia manęs su savo tą našlaitystės patirtimi, su savo kaulų džiova, o ypač dar jeigu apsilankome Marijampolės muziejuje, tai pamatome palaiminto Jurgio Matulaičio muziejuje, tai pamatome va tuos įrankius, tuos instrumentus, tokius, kaip pseudoprotezus, kuriais buvo suvaržomos jo kojos, jo kaulai, pėda, tai, kad būtų lengviau kęstis tas skausmas. Tai iš tiesų yra tas, kaip sakytume, toks labai akivaizdus ženklas, kad tai yra taip žmogiška, taip trapu, bet tuo pačiu Dievas jam duoda jėgų. Tai trečias ir paskutinis punktas, su kuriuo norėčiau pasidalinti, vis dėlto yra taip, 2027 metais, kaip minėjau, konkordatas. Konkordatas tai yra sutartis, pasirašoma dvišaliai, žodžiu, sutariama, kad Šventasis sostas ir Lietuvos Respublika, jauna Lietuvos Respublika sukuria diplomatinius santykius, sukuria bendravimą, sukuria tai, kas yra taip svarbu katalikiškam kraštui. Vienintelė prie Baltijos jūros valstybė yra katalikiška tiek tuomet, tiek dabar, tai būtent Lietuva. Na ir tada, reiškia, turim tokią duotybę, skaitydami vėlgi Jurgio biografiją, galime matyti, kad jisai sutvarko šitą reikalą, taip labai sudėtingai, 26 metai šiais metais yra Lietuvorum Gentė.
irgi jo dėka. Popiežiaus Pijaus XI paskelbta brevė, dokumentas, kuriuo jisai steigia Lietuvos bažnytinę provinciją. Bet dėl tų, kaip sakiau, kivirčų, konkordatui dar reikia dar metų. Ir Jurgis Matulaitis tiesiog miršta vasario mėnesį, prieš pat, tarsi, sakysim, jau viskas padaryta, viskas atlikta, atrodytų, kaip kokie senųjų laikų jėzuitai. Padariau, ką man reikėjo, padedu plunksną ir numirštu. Tai vat panašiai ir su Jurgiu Matulaičiu, bet čia dabar visai netikėtai, būnant čia Romoje, susidraugavau su tokiais žmonėmis, kurie daugiausiai iš mokslo pasaulio, istorijos pasaulio, iš Goricijos. Goricija čia yra pati Šiaurės Italija, vėlgi netoli Šveicarijos, Austrijos, netoli Akvilos provincijoje. Ir tie žmonės mane susirado kaip Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto, norėdami, kad aš atvažiuočiau pakalbėti į monsinjoro Faidutį, toks monsinjoras, kuris yra palaidotas Kauno katedroje, apie jį. Ir aš apie pirmą kartą išgirdau šitą vardą, kaip jau minėjau, esu 20 amžiaus pradžios Lietuvos istorijos žinovė, tikrai turiu daug tokių skylių, kurias turėčiau užsipildyti. Ir pradėjus tiesiog paprasčiausiai internete naršyti ir ieškoti, kasgi čia tas asmuo, supratau, kad tai buvo palaimintojo Jurgio Matulaičio sekretorius, dešinioji ranka. Na, sekretorius, tai supraskime, kad kaip ir dabar, pavyzdžiui, nuncijų sekretorius arba popiežiaus pasiuntinio sekretorius, tai nėra tas, kuris tiesiog atsakinėja į laiškus, bet tai yra toks dešinioji ranka. Taigi dešinioji ranka, tas italas iš Goricijos, buvo jo artimiausias draugas. Buvo jo artimiausia, gal aš taip, gal kažkas mane, kas geriau žino istoriją ir paneigtų. Bet iš to, ką dabar pavirto ta dėka tos Goricijos ir to jiems brangaus monsinjoro minėjimo, irgi parodo, kad, reiškiasi, Lietuvoje, Lietuvos sostinėje Kaune, palaimintasis Jurgis Matulaitis turi vieną tokį beatodairiškai, nuoširdžiai, be jokių kompromisų jį palaikantį, jam padedantį ir jokių pagalių į ratus nekaišėjantį italą monsinjorą. Ne lietuviai tautiečiai, ne kokie nors garsenybės yra tie jo atrama ir pagalba, diskutuojant, judinant su Šventuoju Sostu, su Lietuvos valstybe, visas svarbias diplomatinių santykių genezės peripetijas. O šitas italas, kuris šiaip yra bažnytinės teisės ir pasaulietinės teisės, buvo jisai žinovas, matyt ir tas padėjo. Tai tiesiog čia pasimato tas mūsų buvęs ir kartais ir šiandien pasirodantis, tikiuosi jau rečiau, toks provincialumas, blogąja to žodžio prasme, kuomet nematoma visuotinės bažnyčios grožio, visuotinės bažnyčios platumo, visuotinės bažnyčios, sakykime, tokių tikslų, to dialogui, atsivėrimui, kad vis tiek tas erzelis ir tas toks kažkokie tai tie tokie smulkus visokie kaišėjimai ir trikdymai yra tiesiog, tokie niekingi. Ir štai šitie du žmonės, palaimintasis Jurgis Matulaitis ir italas, monsinjoras iš Goricijos, vėlgi, kuris ėjo, rašo šaltiniai, palaimintojo Jurgio Matulaičio laidotuvių metu, paskui jo karstą ir paskui, kaip matom, ir pats miršta ir yra palaidotas Kauno katedroje, buvo du štai skirtingų tautybių žmonės, skirtingų pasaulių, kaip mes dabar sakytume, čia rytų Europą, čia pietų Europą, čia kaip čia susišnekėti, kaip čia taip, bet būtent tas visuotinės bažnyčios labų, toks aiškus matymas, kas yra bendrasis gėris.
ir ko mums reikia. Ir tokiu būdu tas tikslas pasiekiamas 2027 metais, palaimintojo Jurgio mirties metais, pasirašomas Lietuvos ir Šventojo Sosto konkordatas, kuriuo Lietuva tampa ir pradeda normaliai bendrauti su kitomis krikščioniškomis Europos valstybėmis, tiesiog paskatina tą tokį integraciją, kaip mes dabar sakytume, į Europą, jau nekalbant apie tai, kad konsoliduoja Lietuvos katalikų bendruomenę. Tai ačiū, aš savo liudijimą baigiau, gal būtų kokių klausimų ar pastebėjimų. Nu, žinot, šitą temą, aš manau, mums visiems įdomi ir tuo pačiu svetima. Reiškia, tai turi gerai klausimą, kai pats gerai kažką supranti. Tai va čia mes einam į tokią erdvę, kuri mums iš tikrųjų daugumoje yra nepažįstama, bet kaip sakei, ta visuotinės bažnyčios plotmė. Mes tikrai provincialiai gyvenam užsidarę savo parapijose. Tai mums to platumo labai reikia, mums patiems reikia plėsti. Ir tavo padėtis dabar, kai tu bendrauji su pasaulio šalimis ir kraštais, kokį tau įspūdį sudaro bendraujant plačiai su pasaulio valstybėmis, ten bažnyčios plotmėj? Nežinau, kaip tą pasakyti. Man atrodo taip, kad iš tikrųjų būtent dėkoju Dievui ir Lietuvai už tai, kad šita patirtis man parodė, kokia aš ir pati buvau ganėtinai, vis tiek trumparegė. Bet tai nėra, kad kažkaip čia mes turim užsiimti tokią saviklą, kad iš tikrųjų gyveni savam krašte ir viską žiūri, matai iš savosios varpinės. Bet čia tas atsiskleidė tas jų grožis, tikrai bažnyčios visuotinumo, dirbant prie, būtent ambasadorė prie Švento Sosto, tas grožis, kad vien nekalbėčiau tokiais aukščiausio laipsnio būdvardžiais, tai, pavyzdžiui, tuo, kad vien skaičiais prie Švento Sosto veikia 186 atstovybės. Tai 186 atstovybės yra beveik tiek, kiek Jungtinėse tautose. Iškisi, tai beveik visos šalys nori turėti diplomatinius ir turi diplomatinius santykius iš Šventojo Sosto. Taip, iš šitų 186 atstovybių, gal maždaug pusė yra reziduojantis, taip netgi turi ambasadas čia amžinajame mieste. Kita pusė yra gal ir daugiau ir tų nereziduojančių, tai yra diplomatiniai santykiai, bet kaip pavyzdžiui, kalbant nebūtinai apie visą pasaulį, bet apie Lietuvos, apie Baltijos ir Šiaurės kraštus, tai link Baltijos jūrą mes skaičiuojame 8 šalis, Lietuva vienintelė iš šitų savo 8 sesių yra katalikiška valstybė, katalikiška istorija turintis kraštas, o kitos 7 mūsų sesės yra protestantiškoje tradicijoje. Tai šitie 7 protestantiškos, protestantiškų šalių ambasadoriai, jie nereziduoja. Bet jie atvažiuoja 2-3 kartus į metus į Šventąjį Sostą, į Vatikaną, būtinai būna metų pradžioje, kiekvienų metų pradžioje apie 3 karalius, popiežius, tai turėjau laimės klausyti popiežių Pranciškų, o šiais metais popiežių Leoną XIV pasako diplomatams tokią kaip ir savo programinę kalbą apie tai, ką jis būtent diplomatams, būtent ir šiaip visiems žmonėms, kad diplomatas, tas skirta programą, kokie yra svarbiausi, strateginiai tikslai. Ir kitas dalykas irgi, kad nuo beveik 20-metis Lietuvos ambasada prie Šventojo Sosto yra atsakinga už savo, taip čia bendru susitarimu, čia neformalizuotas kažkoks dalykas, atsakinga už savo Baltijos sesių susitikimus kitais metų, kitomis progomis, čia tai metų pradžioje popiežiaus, tai čia kulminacija, bet pavyzdžiui dar per metus organizuoti 2 susitikimus su, pavyzdžiui, valstybės, Šventojo Sosto valstybės sekretoriumi, santykiams su valstybėmis, tai čia būtų kaip su užsienio reikalų ministru, pasaulietinė kalba kalbant, ar su premjeru,
Tai va, žodžiu, yra tokia Lietuvos, kaip vėlgi, tokia prestižas tuo, kad būdamas katalikiškas kraštas, gali kuruoti šiek tiek ir savo bendraminčių, savo Baltijos sesių, tokius, tos susitikimus, koordinuoti, sugalvoti temas ir pakviesti tuos svarbius Vatikano pareigūnus. O žvelgiant dar plačiau, tai iš tikrųjų, vėlgi, darbas, aš esu užsienio reikalų ministerijų. Mano darbė užsienio reikalų ministerija, ministras yra mano viršininkas. Tai vėlgi yra toks gražus dalykas, pavyzdžiui, tik atvykusi, gavau instrukciją, tokį pavėdimą, kad ambasadoriai dera aplankyti kuo daugiau jau čia esančių ambasadorių. Tik tokia čia yra bendra taisyklė, naujai atvykęs ambasadorius, kaip ir neša tuos mandagumo vizitus, seniau čia esantys. Bet mano toje instrukcijoje buvo tokia rekomendacija, viskas rekomendacinio pobūdžio, vis tiek, kaip sakyti, neaplenkti, o gal net geriausiai pradėti nuo Afrikos ir Pietų Amerikos kraštų. Mes Europoje turime dar įvairiausių kitokių susitikimų, yra netgi jau gal beveik daugiau negu 10 metų, netgi ES ambasadorius prie Šventojo Sosto. Tai buvo labai įdomus tie atsakantys į tuos susitikimai apie visuotinę bažnyčią, pavyzdžiui, susitikimai su Afrikos šalių ambasadoriais. Ką per tuos mandagumo vizitus galima pasakyti? Apie tuos mandagumo vizitus daugiausia kalbė apie tai, kas Lietuvai labai svarbu. Bet tada turi išgirsti ir kas jiems labai svarbu. Ir tada negali tik tai vien kartoti kažkokio ypatingo savo skaudulio ir ypatingai mušti ten savo kažkokį tai būgną, kuris yra be abejo, pats pagrindinis koks siaubas Lietuvai, ypatingai prieš atvykau karo pradžioje ir dabar, aišku, buvo Rusijos karas prieš Ukrainą. Bet tenka ir kaip sakant, įsiklausyti. Kita vertus atrandi, kad, pavyzdžiui, su Afrikos šalių ambasadoriais, su Latino Amerikos, surasti bendrą kažkokį tai vardiklį, kad netrodytų, kad mes, štai visus laikus mums tikrai Maskva buvo didžiausias priešas, o štai Afrikos diplomatai ten važiuodavo studijuoti 6-7-8 metį. Ir, žodžiu, jie visai kitaip mato tą. Ir mums tada surasdavom, pavyko surasti, tikrai paskui jau tą raktą turėdama visur įnešdamus, būtent kolonializmas ir imperializmas. Tai yra du dalykai, nuo kurių kentė Baltijos šalis ir kentė Afrikos šalis. Taigi yra Latino, bet tai yra tie kolonializmas, imperializmas, o mūsų atveju mes dar turime tą revanšizmą, kuris iš tos didžiulės imperijos buvo, taip sakant, mums tiesiog jaučiamas yra, akivaizdus jaučiamas pavojus, revanšizmas. Ir šitas kalbėjimas toks apie geopolitinius klausimus. Ir be abejo, tai tikėjai. Taigi Afrikos, pavyzdžiui, šalyse bažnyčia, katalikų bažnyčia yra labai jauna bažnyčia. Europoje bažnyčia sensta. Jeigu kalbant paprastai apie žmones. Vėl labai įdomu. Jaunimas. Ten yra jaunimas. Čia mes esame jau senesni, vyresni. Tada statistika. Taip, katalikų bažnyčia auga. Visa statistika kalba apie tai, nepaisant to, kad ir kalba apie krikščionių persekiojimai didėja ir panašiai, yra daug tyrimų ir turime duomenų, ekspertai renka, kataloguoja, informuoja atitinkamas institucijas ir žiniasklaidą. Bet kurgi auga ta bažnyčia, vis tiek jinai yra auganti, ji auga taip Azijos ir Afrikos šalyse. Netgi Pietų Amerika, žemynas, kuris labai asocijuojasi su katalikišku veidu, netgi Pietų Amerika patiria jau tuos sekularizacijos, tuos procesus, kuriuos patyrė Lietuva per Europą. Tai tada vėlgi kokie, toks, supranti, kad jokių būdų neturi turėti kažkokio tai mokytojo kaukės, ar čia kažką dabar geriau žinai dėl to, kad esi iš katalikiškos Europos. Ir visą tai lemia tokį grožį, atradimo grožį,
savo supratimo kaip mažumo, bet tuo pačiu tas mažumas, jis nėra kažkoks, kaip čia turim dabar dėl to gerbti kamputyje, bet matyti savo autentiškumą ir stengtis draugauti ir bendradarbiauti. Ačiū. Ačiū. Čia labai daug ir labai plačiai ir labai giliai. Ir labai svarbu tuo pačiu tikrai. Nuostabu. Aš tik tai žiūriu laiką, mūsų, mėla ambasadorė, mūsų laikas jau baigėsi. Reiškia, labai dėkojam, kad paskyrėt tą laiką, ne tik tai pabūt, bet ir pagalvot, ką pasakyti, kuom pasidalinti. Kaip sakau, čia yra tokia tema, kuri mums visai nepažįstama, bet be galo svarbi. Tai ačiū Jums labai už laiką, už pasiruošimą, ačiū Šarūnui. Ir Šarūnui dėkojam už jo techninę pagalbą, kad jie apjungiam ir Čikagą, ir Europą, ir Šiaurės, ir Kanadą, ir Lietuvą, ir Romą. Yra nuostabus, reiškia, nuostabios galimybės. Labai dėkojam visiems ir noriu prisiminti, kad už mėnesio vėl susitikim. Sigutė, būk klausytoja kartu su mumis ir su mumis bendraus brolis kunigas Julius Sasnauskas. Tai reiškia, jis irgi iš savo pusės, kaip jis irgi pažįsta Matulaitį, kaip atstovėjo tiesoje, kaip Matulaitis atstovėjo, kaip jam teko. Vienu žodžiu, apjungsim, kad mūsų dabartiniai išgyvenimai iš tikrųjų tęsia tai, bet kitų būdų, ką mes visi vienaip ar kitaip patiriam. Tai ačiū labai visiems, ačiū ambasadoriai, ačiū Šarūnui, ačiū visiems, iki kito mėnesio. Su Dievu. Su Dievu.